Sveiki, draugai. Na ką, esu vėl molėtose, antras savaitgalis iš eilės, vėl kajakas, vėl avižadrebis, bent kol kas, dar neaišku, kaip bus vėliau, o gal apskritai visą spiningavimą parodysim, ką ten darysim būtent molėtose, nes yra ir mano kajakas, ir draugas su laivskopais. Realiai visus, kiek turiu spiningus susidėjau, visas rytės, visus spiningus, viską. Pirmas metimas buvo ešeriukas. Pergyvenu šiek tiek, tačiau galvoju, gal bus visai gerai. Tai ką, žiūrėkit, stebėkit, kaip man seksis ir bandau žvejoti. Iki. Opa, pirmas. O, žiūrėkit, ir mano Clear Blue palanksto šiek tiek. Opa, ne. Bonusiukas, ne. Nu, yra kaip yra, bus daugiau. Realiai, vakar tik guolius sudėjo ne visus, o vieną pošpulę ją įritė. Tai minusas toks, kad ir stabdis mano buvo pilnai priveržtas, bet gal išamortizuos man Clear Blue. Bet kaip matom, neišamortizavo. Ir kas svarbiausia, nežinau, yra graibšto neradau. Tai nežinau, ar įsidėjau, ar neįsidėjau. Bet negerai. Mane per daug užputė į nendrės, bet ne, kažkaip. O, tik užmečiu. Vėl. Raudytė, mažutė. Čia kameros nereikės išjungti ar ką. Bandom toliau. Ešeriukas iš pupat krenta. Pirmą jaučiau, kad tokį bum. Kaip sukasi. Sukasi. Mažiukas. Šiaip vėjo turim. Kaip nepatinka man jisai. Tai taip gan sunku žvejoti. Čia toks šoninis už nugaros metimas buvo, tai nenufilmavau. Bet pamažu raudytės. Turiu kažką turiu. Ešeriukas. Kaip jis duodasi. Ant pipsiko raudono kraujuko. Pasitidinau avižą 0,3. Galvoju, labai daug tų mažučių žuvyčių net nefilmuoju, neįdomu. Net pačiam neįdomu, kiekvienu metimu. Tai 0,3 susidėjau, galvojau, gal. Bet tik susidėjau 0,3 ir ešeriukas.
Turim kažką, turbūt ešeriukas. Taip. Ešeriukas. Šiandien violetinė spalva visai smagiai kažkaip. Dabar užsidėjau šitą mateliuką. Tokį plonytį, jau labai plonytį. Pirmas pravedimas. Iš antro pakibo. Va vėl. O, žiūrėkit. O, šitas biški ir stabdžių jau duoda prasidėti. O, šitas jau toks visai. Gerai. Negi reikės inkaruotis. Taip, nemėgstu inkaruotis. Nes patinka paieškose būti. Tai ten nulėkti, tai ten, bet vėjas užpučia ir neturiu kur dėtis. Grausiu inkarą, nusileist, manau. Nes kajaką, tai nežinau. Kaip pirklentė. Tūso. Vėl turiu. O. Ešeriukų puotą, bet tik 0,3 susidėjau iš karto ešeriukai realiai. Čia mane realiai tūso tai kaip nori. Čia reikėtų iš viso turbūt anoj pusiai. Iš anos pusės žvejoti inkarą nusimesti ir kad mane stumtų link čia. Gerai, bandom toliau. Vėl buvo. Negi trečias metimas, trečias ešeriukas. Vyra. Bet smagu visai, palanksto, net mano clear blue'ais. Pikti, nedidukai, bet pikti, va tokie pusė delno. O clear blue toks pirma dalis jo kietesnė gerokai. Tai va ir lęšius tos traukiau viską, tai jisai turi tos jėgos. Va vėl. Žolė. Vėl. Op. Išprašiau. Nedidesnis. Šitas nedidukas bus. Žiūrėkit. Kojytė. Gerai. Bandom turint. Visiškai iš kajako tiesiai kaip su žemynė. Bum. Opa, pats nukrito. Nereikės nuimti. Jo, o dabar vėl pipsiuką tokį mėginu. Iš seno rinkinuko. Kažkaip šiandieną bandžiau pirmai daryti antytę pamėtį tokią. Labai mėgstu dabar tą aktyvesnę žuvelę. Bet vat matau, saulė tik nusisuko ir jau prašiau. Plauksiu kažkur saulytės ieškoti. Na ką. Inkaras yra. Graibštą radau. Čia nepilną valandėlę pažvėjau. Iš karto plaukiu tolyn. Ieškau saulės. Nes kur nusisuka saulė kažkaip prastokai kimba. Tai bandom. Va, ir savo stovyklavietę pasiekiau. Kas deginasi. Vaikai ir mano dukrytė niurgdosi. Ar tu varai žvejot? Varau žvejot. Atsigerti. Atsigert važiuoja tetė. Kada atsigert važiuoja?
Va taip. Čia gausim šiek tiek pasirkluot. Vieta tai labai smagi. Kiekvienais metais čia atvažiuojam iš tiesų. Tai jau žinoma maždaug kaip kas, kur geriau kimba, bet realiai kiekvienais metais vis kažkaip skirtingai. Jeigu praeitais metais kažkada dar neturėjau kameros raudžių vienoje vietoje, bet jau tikrai tokių po 34, 35, 37, man atrodo, buvo didžiausia prigaudžių. Tai šiemet ten neįmanoma žvejoti, nes užžėlė viskas. Eglutė beveik ties viršum vandens. Čia irgi vėjukas duoda, bet galvoju, gal stosim taip, kad manęs labai bandysim tas žolės iš pradžių praskanuot. Bet mums reikia prasinkaruot, kad mus neužtemtų labai. O ten mus ir tems į tą pusę. O čia tokį plotą pasiemam. 0,3, pažiūrėsim, ar čia kažko iš viso yra. Gerai, bandom. Pagaliau iš tos pusės kažką turiu mažiuko. Opa, kuoja. Visai jau fainesnė. Bandom tolyn. Kažką. Kojytė. Mačiau čia visai gražių kojyčių plaukėja. Reikės gal sustot. Opa, jinai nenori. Opa. Gerai, bandom toliau. Va, ir ežeriukas gražesnis. Opa, turiu raudę gražesnę biškiuką jau. Kaip jinai nardo. Lanksto. Mano kliera. Opa, nežinau, ar išsikelsim. Opa, pažiūrėkit. Kokia. Tuo pristatysim. Neturiu. Kažkur buvau pasiėmęs atkabiklį, bet nerandu. Va, gražiai. Pažiūrėkit kokį. Normaliai. Gerai, plaukite kol. Vieną tai iš viso mačiau tokią jau grina mama vadinama. Ir kojytę dar išprašiau vieną.
O čia visai smagi vieta. Gal pabandom spalvą raudoną, ten labiau patiks. Gal tų didesnių ateis. Čia išverčiau visą dėžutę, belia kaip teks tvarkytis. Kol kas bandom tolyn. Turiu kažką. Kaip. Oi, kaip nepaleidžia. Kaip nepaleidžia. Po valtim lindo. Nepaleidžiam. Oi. Opa. Sakiau, kad bus gerai. Ne veltui aš jos medžiojau. Mačiau, kad yra tokių tėviškų, kaip sakoma, pagaliau bonusas. Vau, pažiūrėkit. Mamytė kokia. Mamytė kokia. Vau, reikia gal padaryti nuotraukytę draugam. Bet tik ant užmetimo, tik užmečiau ir paukštelėjo. Vau. Jau graži. Gerai, viskas. Paleidžiam, pažiūrėkit koks šmotas. Gerai, plaukia. Na, atgal grįžt, tai reikalų yra. Per didelis vėjas, jau net sunku buvo bežvėjoti, ta prasme, visiškai nesąmonė. O bangos, vietom ten plaukiau, net bangos lūžo. Vau. Yra ką čia pairkluoti. Keli šimtai metrų, bet vis vien. Čia jau gerai. Pirmai atrodo, irkluoji vietoj stovi. Tai kol kas, manau, ši sesija kaip ir baigta, bet tai yra ne visa žvejyba, buvo būtent dabartinė, jau nebegrįšiu, nes nebent sulauksiu mažesnio vėjo. O tada, nežinau, pažiūrėsim į vakarą kaip kas, nes dar tik be 26, tai dar tikrai turiu laiko pažvejoti. Ir dar visa rytoj diena. Tai rytoj kažką gal reikės dar pasižiūrėti, tik rytoj sakė, berods vėją praneša, gan jau nemažą. Tai gal mikrodžigas koks, neįsivaizduoju. Pasižiūrėsiu. Vis vien manau, kad pažvejosim dar. O ir šiaip jau turėčiau ką visai įdėti, kažką pagavau. Raudę labai fainą pagavau. Tai buvau pasilgęs jau tokios. Esu pagavęs šitokių raudžių, sakau, ir praeitą kartą, tai wow, labai fainai. Tai tada kol kas ir tiek. O dabar va, taip važiuojam, pasibandysim pagauti ešerių, nežinau, ar manęs girdit, bet nenaudosim nei laivo, nei echoloto, tai nežinau, kaip seksis. Grinai iš pamatėm gražesnių, taip iš nuojautos, kaip sakoma, pamatėm gražesnių krantų ir plaukiam. Pirmai vaikus paplukdėm, tai žiūrėsim, kaip seksis ir stebėkit, iki. Turėjau. Ai, turiu?
Yra, buvo. Villohas tas. Yra. Mažiukai. Mažiukai. Bet kolega porą gražesnių pagavo. Toli net nereikia mest, tai net nereikia į dugną. Vėl yra. Buvo? Ant užmetimo. Opa. Važiuojam. Šiek tiek gražesnis šitas. Duplėtas. Duplėtas. Mano šiek tiek gražesnis. Bandom dolin. Opa, mamytė kokia raudė išeina.